Varela pirmasis suformavo kovotojų sparną ir pavadino juos Los Rastrojas pagal jo vadą Diego Peresą Ainau pravardę Rastroja. Ir jį sudarė maždaug 200 vyrų. Netoliese buvo ir antroji frakcija Don Diego kovotojų sparnas Los Majos, kuris buvo taip pat panašiai stiprus. Šios grupės iš karto buvo panaudotos 2003 metais. Varela sužinojo, kad artimas Don Diego bendražygis bendradarbiavo su kovos su narkotikais valdyba ir padedamas Los Rastrojas jį nužudė. Tačiau Don Diegas netikėjo, kad jo artimas patikėtinis yra informatorius. Į žmogžudystę jis atsakė žudydamas grupę Rastrojas narių, padedamas Los Majos. Tai žymėjo ilgalaikės nesantaikos pradžią. Per ateinančius 2 metus konflikte žuvo daugiau nei 1000 žmonių. Abi pusės finansavo karą didindamos kokaino eksportą ne tik į Jungtines Amerikos valstijas, bet ir į Europą. Konflikto metu Varela išsiuntė nurodymus keliems nepriklausomiems vežėjams nutraukti bet kokias paslaugas Don Diego organizacijai. Vieni sutiko, kiti ne, o tai tik pagilino nesantaiką.